Draugai, po bemiegės nakties mes pagaliau sulaukėme ryte rezultatus ir matome tam tikrus stebuklus. Na, visų pirma, mes laukėme stebuklo, galvojame, kad mūsų liaudės partija, kur aš buvau kandidatas, surinks padarys gerą rezultatą. Deja, realybė visai kitokia. Kaip ir kalbėjau prieš rinkimus, rinkimuose laimėjo rinkimuose išplovė, pasiskirstė balsai, poziciniai balsai per 4 nesisteminės, sakykime, pavadinkim tai nesisteminės partijas, nors kai kurios iš jų yra sisteminės. Tai pirmiausia, buvo liaudės partija, kurioje aš buvau kaip kandidatas ir mes daugiausiai dėjom vilčių į ją, nes Eduardas Vaitkus, sąrašo lyderis, turėjo tokią, sakykime, teisingiausią poziciją. Jisai pasisakė už draugystę su Rusijos federacija, su Baltarusijos Respublika. Jis pasisakė prieš NATO ir sakė atvirai, kad NATO yra grėsmė Lietuvai. Ir siūlė būti pro-lietuviškais, ne pro-rusiškais, ne pro-amerikoniškais, būti pro-lietuviškais ir atstovauti Lietuvos interesus. Deja, Eduardas Vaitkus surinko 2,64% ir nepraėjo į antrą turą. Antra jėga buvo Taikos koalicija, kurios sąrašo lyderis buvo Viktoras Uspaskichas. Ir jis irgi, tikrai aš maniau, bent jau asmeniškai, ir tikrai manau daug kas manė, kad jisai tikrai padarys geresnį rezultatą. Ta prasme, ta koalicija, Taikos koalicija, nes ten buvo daug žinomų žmonių, tame tarpe Viktoras Uspaskichas, Puidokas, Mindaugas Puidokas, generolas Tutkus ir advokatas žinomas Pavlovičius ir eilė kitų žmonių. Na, žodžiu, gavosi taip, kad jie surinko tik tai 2,20%. Tai tikrai gana, toks labai prastas rezultatas. Kaip bebūtų sunku, reiktų pripažinti, jog Remigijus Žemaitaitis visgi padarė rimtą darbą, namų darbus atliko labai gerai ir jisai surinko 14,99% rinkimuose. Tai gavo Seime 14 mandatų. Iš tikrųjų, tai tikrai įspūdingas rezultatas. Kaip jis pasakė jo žodžiais, jisai važiavo Lietuvą 3 kartus, bendravo asmeniškai pats su rinkėjais, spaudė jiems ranką ir tai davė savo vaisius. Netgi prieš rinkimų išvakarėse buvo toks atvejis, kada man paskambino vienas žmogus ir sakė, jog balsuos už Remigijų Žemaitaitį. Ir aš, sprendžiant pagal tai, supratau, kad tikrai jis padarė gerą darbą. Ta prasme, aišku, aš tą žmogų įtikinau, kad reikia balsuoti už Vaitkų, bet jis iš tikrųjų, Žemaitaitis, padarė rimtą darbą ir jis gavo vaisius. Ketvirta partija, kuri išplovė, sakykime, balsus, buvo Lenkų rinkimų akcija. Lenkų rinkimų akcija surinko netoli 4% ir irgi praėjo į Seimą, bet jie turi vienmandatėse, jie, man atrodo, 2 kandidatus turi ir jie laimėjo pirmam ture. Tai dabar, kas liečia dar rinkimų, čia antras dalykas, kurį aš sutikčiau su profesoriumi Mieževičium, kuris yra Pabaltijo asociacijos tyrimų instituto vadovas, kuris sakė, kad rinkimai yra reguliuojami iš JAV ambasados Lietuvoje. Iš dalies aš su juo sutikčiau. Tikrai ten, ko gero, yra skrydžių valdymo centras ir tie langai, kurie naktį švietė, kurie tą sprendė, būtent tie langai turbūt veikia iki paryčių. Nes, sakykime, tikrai buvo tam tikri niuansai. Sakykime, konservatorių, landsbergistų partija iki 12 nakties turėjo virš 9% balsų surinkę, o jau kažkur tai po 2-3 nakties pas juos buvo beveik 18%. Kaip tai įmanoma, aš tikrai tiesą pasakius nelabai suprantu. Bet kažkokie matomai yra, kažkokias galimybės jie turi. Toliau, kas liečia tolimesnė, rinkimai dar nėra pasibaigę, dar mūsų laukia antras turas. Ir Lietuvoje yra mišri rinkimų sistema, tai mažoritarinėse rinkimuose laukia mūsų dar mažoritariniai rinkimai, antras turas.
Tai mažoritarinėse rinkimuose bus išrinkti 71 kandidatas, o daugiamandatėse apylinkėse, kurie vyko šiąnakt, bus išrinkti 70 kandidatų. Taip, kad mūsų dar gali būti tikrai stiprus pasikeitimai po antro turo. O aš matau, kad į antrą turą tikrai išėjo nemažai konservatorių atstovų, landsbergistų. Ir jų net pakliuvo 36 kandidatai, pakliuvo į antrą turą. Tai tikrai yra labai daug. Antras rezultatas yra pas Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Pas kitus toliau, pas liberalų sąjūdį 5 kandidatai, pas Lietuvos Lenkų rinkiminę akciją 3 kandidatai, 2 ir ten pas kitas partijas po 1 išsidėlioja. Taip kad po antro turo aš įtariu, kad konservatoriai gali išsiveržti į pirmą vietą. Ir faktiškai sunku tai suvokti, Lietuvoje jų niekas nelabai mėgsta, Lietuvoje tikrai konservatorius yra kaip keiksmažodis landsbergistas, bet nepaisant to, jie vėl rinkimuose užims pirmas lyderiaujančias pozicijas ir politika visiškai nepasikeis, politika bus tokia, kokia ir buvo, bus vadovaujama vėl iš Amerikos ambasados ir bus eskaluojama konfrontacija ir karas, kas tikrai labai, manau, turėtų gąsdinti Lietuvos žmonės ir tikrai nesinorėtų, kad Lietuva taptų dar vienu frontu ir ateitų tie visi blogi dalykai, kuriuos mes matome Ukrainoje. Taip, kad draugai, nežinau, tikėkime, jog pas mus nieko to blogo nebus, karas neateis, tai labai norėtųsi į tai tikėti, bet to neatmeskime, tą turėkime pastoviai omeny. Ir ko gero, palinkėkime Eduardui Vaitkui pasiruošti sekantiems rinkimams daug rimčiau, bent jau, sakykime taip, kaip tai darė Remigijus Žemaitaitis, ir suburti savo bendraminčius, apvažiuoti visą Lietuvą ne 3 kartus, o 5 kartus ir tęsti tą veiklą, tą, ką jis darė iki šiol. Tai ačiū už dėmesį.